Labas rytas. Sveiki. Ruošiamės. Ką, išvykstam. Turim be 8 minučių 8. Oi. Ir išvykstam beveik valandą laiko. Nu, valandą laiko anksčiau, nes leidom savo 1 valandą ilgiau pamiegoti, miegojom iki 6. Ir vis tiek trukom apie 2 valandas, kol išsiruošėm. Nežinau, kuria tokia. Į dešinę varėm. Tuo dešinesniu. Reikalyčių, kol nuo šelfų išvyksta. Sunku bus iš ryto. Dar kitais keliais važiuoti. Traktorius kaip juokingai. Važiuojam dabar tokiu labiau pritaikytą pėstiesiems taku, bet yra ir dviračių ženklas. Radom kažkokią kaip ir pėsčiųjų žygėjimų trasą. Tai yra ir karts nuo karto suoliukai. Ir matėm net šelterį, kur mūsų programėlėje nepažymėta. Tai sekant sustojimą, kai sustosim, iš karto analizuosiu tą taką. Galbūt bus ir geriamo vandens, kur nors tokie punktai. Nereikėtų pirkti, nes kol kas dar neradom, kur gauti vandens nemokamai. Čia šalia eina plentas. Kaip ir būtų galima plentu važiuoti. Bet kažkaip čia smagiau. Bent jau man. Stabtelėjom prie parduotuvės, pasiėmėm kokteiliuką tokį pieno. Dabar vaistinėliai turėjom tokius deginančius, šildančius pleistriukus. Tai mes planuojam užsidėti ant tų vietų, kur mums skauda labai. Mum abiem skauda tas pačias vietas. Identiškai. Jo, į vieną pusę va šitą. Na. Gal žinot, kas čia yra? Aišku, nepadėsit mum, nes čia mes įkelsim tik grįžę. Bet vis tiek galite ateičiai padėti. Kas mums yra, ką mums skaud būtent tą vietą, kurioj, ką čia užspaudžia. Užspaudžia taip, kad taip skauda, kad tos vietas dabar neskaudės, dabar taip degins, kad verkt norės. Kas čia vyksta? Valgom visą. Kaip suprasti? Skaniai tikriausiai.
Ir pirmoji šalis, kurioje, nu, mes nelabai daug kur esam buvę, bet pirmoji šalis, kurioje yra padažai kaip pas mūsų. Skanaus. Mūsų picos atrodo šitaip. Didžiulės. Arklinės. Buvau biškį išėjus į tualeto, kai grįžau radau tuokį. Komas būsenai. Komas būsenai. Ar jūs komas būsenai esate? Gal laikas pabusti biškį? Po didelės picos šiek tiek atėmė miegotis. Labai sunku save valdyti yra. Reikia keltis ir varyti. Kas čia vyksta? Gavome lietaus. Ar tikrai gavome? Mes pasislėpėm po tokio aukšto stogo degaliniai, savitarnai. Šiek tiek spūstį darom visiems čia, bet mes nenorim sušlapti. Jo. Nes dabar duoda štvalą, žaibuoja, griaudėja. Mes iš esmės užimam vienos mašinos vietą, o dabar čia tokias biškis spūstis susidarė, bet nu žmonės nepykit, atsiprašom. Žiauru. Bet tašės neperlys kiaurai, tašės labai geros. Sėdynės užsidengiam apmušalais. Jo. Tai viskas gerai, manom. Ir palauksim, kol nuplaus. Pusvalandį gal kokią reikės. Tokiam kamputį esam įsilindę tarp kolonėlės ir kažkokios dėžės. Vis tiek išliksim sausi. Labai gerai, kad pasitaikė mums ta degalinė, palindom po to stogu, pamatė, kad juodi debesis. Ir už akimirkos pradėjo lyti. Ir pylė belekai, bet nelabai ilgai lijo ir išlaukėm ir nesulijom. Dabar važiuojam į tokį keltą. Kažkur už 6 kilometrų yra, reikia per upę persikelti. Vandenį tolumoj matau iš tikrųjų jau. Ir neaišku, kada bus kelintą valandą tas keltas. Būna arba pusę, arba lygiai ten kažkurią valandą. Nežinom tiksliai. Kai nuvažiuosim, išsiaiškinsim, kaip kas. Vėl pradėjo lyti. Iki kelto vietos apie 2 kilometrus, man atrodo, liko. Čia jau neturim kur pasislėpti.
kokią sumą? Juk čia esama, mes nežinom, nelegalai esame, įvarėm, iš karto uždarė vartelius ir viskas. Nežinoma, čia mokėti, nemokėti čia. O žiūrėk, čia Kur? šitas stendas. Šitas? Na, Čia išsiverčiau, nieko su to susijus nėra. Nu, žodžiu, aš galvoju, kad gal vis dėlto nemokamai čia kelia, nes nėra nemanau, tilto. kad čia galbūt keltai nemokamai. Aš manau, kad nemokamai. Va, šitais lietuviški numeriai. Jo, šiaip labai įdomiai, kad lygiai tokie patys kaip mūsų numeriai yra. Atrodo, kad Lietuvoje būtų. Na, neišvengiam lietučio. Yra kaip yra. Ką padarysi. Koks jis išlatas kaip zuikutis. Ne visai. Nu, pažiūrėk, čia net traktoriai keliasi visokie. Aš manau, kad tikrai čia yra nemokamai. Sužinosim, man atrodo, vai vysis kas nors. Kai pradarys šlagbaumą, kai pradėsim važiuoti, sakys, stokit, nelegalai, susimokėkit. O mes sakysim, mes nesuprantam, ką jūs kalbat. Tada Mes susinervuos. tikrai nesuprantam. Na, tada susinervuos, numos ranka ir nueis. Numos ranka, ai. Tiek to. Jo, jau čia pat. Krantas. Čia labai Mes pavarėm su dviračiu, tai įvažiavom ir iš karto darėm. mūsų laukia. Žodžiu, nieko nereikėjo mokėti ir čia net nėra, kur reikėtų mokėti. Aš taip pamaniau. Aišku, labai keista, kad nemokamai, bet nieko nekainavo. Važiuojam dabar iki šelterio. Pasižiūrėjom, kad čia yra iškart praktiškai užkeltas šelteris. Ir pagalvojom, kad vis tiek esam sulyje. Ir kitas šelteris yra už 40 km. Ir jau yra vakaras ir galvojam, varom į tą pirmą šelterį ir normaliai sušilsim, persirengsim, išsimiegosim, rytoj kilsim anksčiau. Atvarėm į šelterio vietą ir pamatėm ženkliuką, kad šelteris yra viršuj. Tai kaip mum ten užsigabenti savo dviračius? Nu, aišku, reikės tada, jeigu tikrai yra neužimtas, reikės tašes nusiimti. Užsinešti pirmiausia tašes, po to dviračius. Nu, ir mano vyras patikrinti. Aš jums pasakysiu, mano vyras kaip išėjo tenai, taip ir negrįžo. Paskambino pasakyti, kad čia su dviračiais yra neįmanoma, nes čia vos ne kaip į kokią Zakopanę kopti uolom reikia. Ir čia parašyta yra 600 metrų, 0,6. Aš sakiau, kad yra čia 600 metrų, mano vyras sako, nesvaik, čia yra tik 60 metrų. Ir pasirodo, aš buvau teisi, ten yra 600 metrų. Ir jisai sakė, kad net nepriėjo, nes čia nesąmonė yra su dviračiais, pavojinga. Ir sako, tai žodžiu, pareisiu už 10 minučių. Praėjo apie 15 minučių, jo nėra, skambinu, neatsiliepė.
iš kokio antrą kartą per Messengerį tik taip paskambinau. Gražuolis sako, žinok, pasiklydau. Sako, pasiklydau. Sako, dabar nežinau, kur esu. Tai papasako, kas nutiko. Niekai lipau į rysį. Jau, pat neradau jau kaip grįžti visiškai. Sužymėts eina takas, geltonai sužymėta į aną pusę ir aną pusę. Ir eini grinai kažkalvota vietovė, kažkaip takiukų kažkur tenais rezgaliuojas, žodžiu, ir viskas. Nes tu man sakai, grįšiu už 10 minučių, praėjo apie 15, galvoju, kas čia vyksta. Dar skambinu į telefoną, linija užimta. Ne? 2 kartus. Gal meškas pravėjo? Galimai jūs man pats skambinote išsigandęs. Ne, neskambino. Tai kas dabar bus? Važiuosim ieškoti kito šelterio? Kito šelterio, kito varianto nėra. Nes ten įspūdinga vieta nebuvo iki pat nuėjęs, nes toli, žiauriai, jau neprijau, da išgirdau kažkokį garsą, galvoju, arba meškas, arba žmonės, tai bet kokiu atveju ten nėra ko ten eiti. Ir tada pradėjau eiti, po to biškį bėgti. Nuo ko? Ir neradau taką, žodžiu, čia taip vaidžiai buvo. Jo, aš iš tikrųjų per žemėlapį mačiau, kad šitoj vietovėje čia tas kažkoks atrodė per žemėlapį, kad čia kažkoks ale miškelis. Ir mačiau, kad kažkoks urvas nupieštas. Sakau, gal čia meškų urvas, gal tai link meškų urvų. Nežinau, bet žodžiu, šiaip įspūdinga vieta, ten toli nuėjau, neradau dar to šelterio, bet atsidarė visas vaizdas. Visas vaizdas atsidarė praktiškai nuo uolų. Ar bent nufotkinai savo žmonai parodyti? Ne, nieko nedariau. Tai jūs esate savanaudis žmogus? Nefotkinau, galvoju, gal varysim, bet po to pažiūrėjau, kad su dviračiais tai niekaip. Pabandyk į rysą įsinešti dviratį. Pamatysi, kad nėra. Grandinių buvo? Buvo kilpas kažkokias į akmenis. Tai nežinau, kam tas kilpas. Tai žodžiu, varom kitą vietą. Kažką dabar čia, kol laukiau, radau maždaug už 7 km kažkoks yra dar. Prieš tai buvau nužiūrėjusi už 40, bet dabar žiūriu, kad dar yra ir už 7. Na tai ką, teks lėkti tada. Pirmin. Let's go. Vyksta antras dublis patekti prie to šelterio, kurį mes buvom susiradę. Užkilom šiaip lentu į tokį kalną. Aš biškį turėjau minčių, kad blemba. Nu tikrai turi būti kažkur kitas priėjimas. Negali būti tik tai tais skardžiais. Ir dabar tokiais takiukais veda, aišku, čia neįkilsim paprastai. Reikia įsivaryti ir žiūrėti. Mano vyras buvo pabūžęs, o aš sakau, reikia bandyti kitą kelią ieškoti. Ir mums nusišypsojo laimė, šelteris yra tuščias ir atvažiavom į tą šelterį, kur mano vyras buvo pasiklydęs. Ką turite papasakoti? Nelabai ką. Nelabai kažką. Tai šiandien nuvažiavom 99 km beveik. 99 km? Beveik 99. Oho. Daug. Kiek įkopė į kalną? Nu ir jis, sakiau jau. Kiek ten 2 kilometrais pasi. Daug šiaip. Taip, biškiu esam sušlapę vis tiek. Jo, yra dabar po 7:20. Sušlapom. Dabar reikės viską išsikrauti, išsidėti, susidėti, pavalgyti ir šiandien eisim anksti miegoti. Laikas pailsėti, bent jau 7 valandas pamiegoti. Atsigausim ir rytoj gal seksis geriau. Nu ką, pavalgėm vakarienę. Sugalvojom užsikurti laužą. Ugnį. Tam, kad išsikeptumėm pirštinės. Šlapios jos. Prasidžiovinsim trumpai. Ir eisime miegoti. Tai
Labana.